Taigi tęsime mūsų pamokų ciklą. Šiandien parodysiu, kaip ant vizualinio turinio galima padaryti video įrašą apskritime. Ir kadangi mes pagrinde komunikuojame socialiniuose tinkluose ir story yra vienas iš pagrindinių resursų, kuriame mes dalinamės, tai šiandien sukursim storius ir jame padarysim video įrašą ir kiek reikės sumontuosim, pamontuosim ir iš karto turėsim jau pilną video įrašą, kurį galėsim kelti į story. Taigi pradedam, kaip ir įprastai, aš tiesiog spaudžiu raudoną apskritimą, socialiniai tinklai, Facebookas ir Facebook istorija. Aš renkuosi tuščią lapą, nors čia mums siūlo įvairiausius šablonus. Patikėkit manim, kiek žiūriu, man niekas nepatinka, aš tiesiog stengiuosi viską kurti savo ir naudoti savo video medžiagą savo nuotraukomis. Taigi, čia įkelti failai mes paspaudžiame. Jeigu mes neturime čia dar įsikėlę, tai mes tiesiog spaudžiame įkelti failus ir mums atsiverčia, žodžiu, mes susiieškom kompiuterį ar telefone, iš kur galima atsisiųsti failus, tiek nuotraukas, tiek video. Dabar dar noriu pasakyti, kodėl man patinka dirbti daugiau telefone, kadangi visi video, visos nuotraukos yra telefone ir tiesiog paprasčiausiai tai yra greitesnis būdas nuotraukas perkelti ar video medžiagą perkelti į Canvą, greitesnis būdas negu kompiuterį, bent man. Taigi aš vaizdo įrašai pas mane jau įkelta ir čia šio ryto vaizdas pas mane. Dar girdisi ir paukštelių čiulbėjimas. Padengiam visą lapą video įrašų. Padengiam visą lapą video įrašų. Taip, atrodo viskas gerai. Taip, dabar pasižiūrim, čia dešiniai pusiai viršuje yra trikampukas ir parašyta 14,50 sekundžių, čia turbūt, ar 14,5, žodžiu, 14 trupučių sekundžių, reiškia mūsų storis, kaip sykis bus 14 sekundžių. Aišku, galime mes jį ir trumpinti, truputėlį paredaguoti. Dabar mums reiktų uždėti kažkokį tai turinį. Vėlgi, kiekvienas turinio pasidalinimas turi turėti tikslą. Kokią žinutę mes transliuojam savo auditorijai. Be abejo, ir mūsų turinys visada priklauso nuo mūsų tikslų ir komunikacijos strategijos socialiniuose tinkluose. Taigi, kokį čia mums protingą tekstą uždėti? Dabar aš turiu dokumentą, kuriame išsisaugau tekstą, kad man būtų paprasčiau ieškoti, tai aš persikeliu čia ir tiesiog kopijuoju, kad nereiktų gaišti laiko su rašymu. Ir keliu čia. Čia mes pasirenkam tekstas, tekstas, įtraukti gal didesnį ir čia įkeliam tą turinį. Tai be abejo jis yra didelis. Einame į šrifto dydį ir pasirenkam galbūt tokį. Vėlgi stengiamės truputėlį daryti paraštės, nes kai būna tekstas nuo krašto lygi krašto, matot, aš dabar su pele
patraukiau tą tekstą ir iš karto atsirado toks kontūras paraščių, žodžiu. Tai vat geriausia visą turinį rašyti ar ten kažkokius tai paveiksliukus kelti būtent vat šioje teritorijoje centro. Nes pasidalinant ten Instagrame ar Facebook'e ar TikTok'e, automatiškai, jeigu mes išeinam iš šitų rėmų, tai galimybė gali būti taip, kad mūsų tekstas gali būti kažkur tai pasislėpęs, išėjęs už ribų. Tai nes mes kartais atkreipiam dėmesį, kad pasidalinti reelsai ar storiai, tai būna kažkur va čia va tekstas viršuje parašytas, viršuje ir raidžių nesimato viršaus, arba būna kažkur tai nukasta šitoj pusėj, ar galūnių nėra, na žodžiu, tai stengtis reikia, kad būtų per centrą. Taip, dabar mes matom, kad juoda spalva teksto mums nelabai patinka, ar ne? Ir apskritai turbūt čia reikės na, toks žaidimas. Taip. Taip, mes galime padaryti taip. Einam į elementus, ieškom formos, įkeliam formą. tą formą truputėlį patempiam irgi iki paraščių, ne? Ir dabar pakeičiam formos spalvą, padarom baltą ir dabar einam čia, kur skaidrumas. Va dešiniai pusėje skaidrumas, mes paspaudžiam ir padarom tą tokį vat baltą ir permatomą ir ant jo gerai matysis mūsų tekstas. Taip, biškį patraukiu aukštyn, nes matysis ir tekstas, matysis ir vaizdo. Tekstas telpa, taip. Galim patampyti ir tą formą, va, kad viskas atrodytų tvarkingai. Taip. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo, tvarkant darbo laiką, galimybę dirbti iš bet kurios vietos. Taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Taip, dabar mes padarom animaciją ir tekstui. Animuoti ir mes tiesiog vat aha, kas čia atsitiko? Paliekam šitą, ar ne? Taip. Ir dabar patikrinam, kaip čia mums atrodo. Taip, viršuje einam ant to trikampuko, kur yra timeris, ir paleidžiam. Taip, uždarom, galim tą tekstą padaryti kitokiu. Man patinka rašomoji mašinėlė. Pažiūrim, kaip rašomoji mašinėlė. Man patinka taip.
Taip, dabar mums reikia padaryti video. Taigi, dabar mes darysim įrašą. Kaip daryti įrašą ant mūsų sukurto turinio? Bet truputėlį padidinu. Vat. Taip, dabar einame į skiltį video įrašai. Paspaudžiam video įrašai ir viršuje yra skyrelis įrašykite save. Paspaudžiam įrašykite save ir mums atsiverčia, va, mes esam čia. Ta ratuką mes galime padėti, kad mums būtų patogiau, bet paskui mes galim jį koreguoti ir pastumdyti, žodžiu, aukščiau, žemiau. Ir dabar, ką mes dar turim, čia va dar yra kita forma. Dvi formos čia yra. Apskritimas kažkaip gražiau. Čia yra dar filtrai ir efektai. Aš nežinau, čia gal nieko nenaudosim. Oi, čia kažkoks. Na, žodžiu, apseisiu aš be filtrų dabar. Kokie efektai? Aha, odos lyginimas. Gerai, odą palyginkit. Taip, dabar šitą uždarom. Ir mums reiks paspausti įrašyti ir mes tą tekstą tiesiog galim perskaityti. Tai vat, pradedam. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo, tvarkant darbo laiką, galimybę dirbti iš klaida, stop. Ištrinti, vat, galima dublį daryti kitą, ar ne? Taip, dublis antras. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo, tvarkant darbo laiką. Tai ištrinti. Taip. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo Taip, dabar spaudžiam įrašyti. Spaudžiam įrašyti ir mums iš karto iškrenta ir jau mes turim kalbėti, ar ne? Apačioje mes matom timerį ir aišku galim sustabdyti ir galim toliau pradėti. Ir kiek mūsų 14 sekundžių, ar ne? Tai mes jau turėtumėm ir sustabdyti gal. Atlikta ir įrašyti ir išeiti. Dabar aš čia ką prirašiau, tai aš ištrinsiu. Ir dabar aš pabandysiu įrašyti tekstą. Ir pažiūrėsim, kaip gaunasi. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo tvarkant darbo laiką, galimybę dirbti iš bet kurios pasaulio vietos, taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Įrašyti, dabar spaudžiam įrašyti ir išeiti. Dabar ką mes turim? Dabar mes turim palaukti, turi atsirasti ratukas. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonės... Stop. Dabar mes tą ratuką galime pastumdyti. Mes galime jį patampyti už skvernų.
ir padaryti didesnį, kad mes didesni būtumėm. Taip. Didesnis. Va, net ir skaidrumą galim. Matot? Va, visiškai atsitiktinai. Pažymim šitą ratuką, einam į tą skaidrumą ir netgi galim ir save padaryti tiesiog vat kažkur tai ir kalbant, ar ne? Išbandom šį variantą, dar va tik dabar tą supratau. Taip, dabar mes turim net 19 sekundžių, tai automatiškai kažką tai žiūrėsim, kaip čia bus. Gal tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo tvarkant darbo laiką, galimybę dirbti iš bet kurios pasaulio vietos, taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Ir ką, visai neblogai, mes spaudžiam turbūt atsisiųsti iš karto, bet dabar reikia dar pasižiūrėti. Aš manau, kad reikia mums pasižiūrėti ir galbūt dar yra funkcijų. Jeigu kas nors čia būna ne taip, tai yra galimybė paredaguoti. Viršuje matome, galima jiems patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo tvarkant darbo laiką, galimybę dirbti iš bet kurios pasaulio vietos, taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Taip. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms pabandom truputėlį pradžios, nes kol įkvėpėm ir pradėjom. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms. Pažiūrim, kodėl čia taip. Taip. Tai tik kelios priežastys. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka. Taip, paspaudėm atliktą ir dabar tikrinam čia vėl, kur viršuje trikampukas, jau matau, kad 18 sekundžių. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo tvarkant darbo laiką, galimybę dirbti iš bet kurios pasaulio vietos, taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Na, aš manau, kad visai neblogas storis gavosi, ar ne? Tiesiog toks. Taip, ir tada mes iš karto spaudžiame dalintis ir spaudžiame atsisiųsti ir MP4 vaizdo įrašas atsisiunčiam. Siunčiasi iš lėto, bet siunčiasi. Taip, sumažinam ekraną ir pasižiūrim. Tai kad neatsisiuntė. Ai, va. Ant ekrano, taip. Va, iš karto atsirado čia. Super. Ir galima įkelti į storius ir turėti jau tokį visai neblogą. Man, pavyzdžiui, patiktų tokį žiūrėti. Taip, ką toliau mes galim padaryti? Aš turiu dar tokį pavyzdį, kur yra, tarkim, iš kelių skaidrių galima suformuoti. Taip, iš 4 skaidrių. Ir dabar čia irgi judantis tekstas ir nuotraukos, man atrodo, judančios. Taip. Tai dabar vėlgi spaudžiam ant vaizdo įrašai ir įrašyti save. Aišku, čia irgi pasukti galima.
Taip, dabar mes, kada įrašinėsim, tai automatiškai turėsim patys perjunginėti skaidres. Na, puslapius, tiksliau sakant. Taip, spaudžiu. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo, tvarkant darbo laiką, galimybę dirbti iš bet kurios vietos ir taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Atlikta. Įrašyti ir išeiti. Pažiūrim, kaip čia gavosi. Tai suteikia daugiau lankstumo, tvarkant darbo laiką. Taip, ir dabar ant kiekvienos skaidrės, kadangi kai kalbėjau, tai perjunginėjau kiekvieną skaidrę ir ant kiekvienos skaidrės atsirado mano vaizdas. Aišku, jeigu mums nepatinka, mes galim irgi ištrinti. Taip, dabar pasižiūrim, kaip čia atrodė. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo, tvarkant darbo laiką, galimybę dirbti iš bet kurios vietos ir taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Taip, dabar uždarom ir ką mes čia galim pakoreguoti. Pakoreguoti galim. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka. Truputėlį su pradžia nuimam, nes buvo pauzė. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Nu, kur aš dingau? Tai suteikia daugiau lankstumo, tvarkant darbo laiką. Galimybę dirbti iš bet kurios vietos, galimybę dirbti iš bet... Ir taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Taip, čia pabaiga. Ir taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo, tvarkant darbo laiką, galimybę dirbti iš bet kurios vietos ir taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Ir tai va čia taip pat galima redaguoti garsą, ar ne? Tai suteikia daugiau lankstumo, tvarkant darbo laiką, galimybę dirbti iš bet kurios vietos ir taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Ir tai tik kelios priežastys, kodėl žmonėms patinka dirbti online. Tai suteikia daugiau lankstumo, tvarkant darbo laiką, galimybę dirbti iš bet kurios vietos
Ir taip pat tai gali pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Ir taip, pamatot, kiek čia niuansų. Tai kelios Tai tiek aš šiandien norėjau parodyti, nes tikrai toks įdomus dalykas, galima ir prezentacijas kurti, ir aš parodysiu dar vieną variantą. Čia pas mane irgi viena klausė, kaip atlikti, kaip padaryti prezentaciją, kad būtų pusė skaidrės prezentacijos, o kita pusė, tarkim, aš žmogus, kuris prezentuoja tą prezentaciją. Matytųsi ne langelis, ne apskritimas kažkoks, bet per pusę tos prezentacijos lapo. Tai kitą kartą mes apie tai ir pakalbėsim. Na, aš manau, kad šiam kartui užteks, išbandykit, pabandykit ir dar noriu pasitikslinti. Ar šita funkcija tikrai yra pas visas? Galbūt čia yra tik tais Pro versijos, o nemokamos versijos neturi, įrašykite save. Tai labai norėčiau, kad pasidalintumėt komentaruose, ar jūs radot šią funkciją ir kaip jums pavyko tai atlikti. Būčiau labai dėkinga. Linkiu sėkmės.